esame administraciniai komisijoje. Tai yra tiesiog dokumentų patikrinimas, vairuotojų dokumentų patikrinimas, ar jie turi vairuotojų licenzijas šių metų, kadangi tai pirmas etapas, tai visi turėjo paskubėti ir įsigyti laiku. Tikrinami vairuotojų pažymėjimai, ar jie gali važiuoti bendro naudojimo keliais. Ir sveikatos pažymos tikrinamos, bet į tai mes labai neakcentuojam pirmą etapą, kadangi jie licenzijų nebegautų be tų pažymų. Ir tiesiog sutikrinam, ar tai duomenys užpildyti apie automobilį, apie automobilių klases, ar tiksliai viskas nurodyta, kad tai galėtume perduoti techniniai komisijai prieš startinį techninį patikrinimą. Savijauta jaučiasi dar. Jeigu tik tai mankštų nedarau, mankštinu, nesitreniruoju, tai ir jaučiasi kažkiek. Lenktyniniai mašinai pasėdėjom jau nemažai ir kaip ir viskas gerai. Kiek čia mes, sakykime, kokios 2 dienos rimtų treniruočių, stenogramos rašymo treniruočių, koks 30 valandų, tai tų treniruočių tikrai sukūpėm. Galima būtų pasijuokti, kad esminis, kuo užsiėmiau, tai sėdynės sureguliavimas, nes toks jautriausia vieta. Nuotaikos tai iš tikrųjų puikios, bet didelių tikslų, lūkesčių nėra. Tas pagrindinis tikslas tai finišas, nedaryti klaidų, viską skirti tam, kad tobulėti toliau ir prisivyti tą formą, kurią turėjom kažkada. Dėkui. Ačiū.